restoranų ir įstaigų labai užsidarė, bankrutavo. Tai, pavyzdžiui, šiai dienai aš manau, kad parduoti turbūt neįmanoma. Pradžioj nebus toks pelnas, kaip tu nori. Kas kainuoja brangiausiai, apie ką žmonės dažnai tiesiog nepagalvoja? Kaip pagal, jeigu verslą žiūrėti, tai visi sako, kad reikia turėti tinklą. Ar manote, kad kebabų verslas yra konkurencingas? Tikrai, net neatsimenu, šiandien dienai tai buvo gal 600 litų. Ar sunku buvo pradėti? Ar ši investicija, kuri yra tikrai nemaža, jum atsiperka, ar gal jau iš viso ir pilnai atsipirko? Taip pat pasakyti, kaip aš planavau prie tų apyvartų, kad aš turėsiu ten apie pelną 3000 eurų. Tokia nėra. Mes stojame prie Amber Quest kebabinės. Ir per šį video mes darysime interviu ne tik su darbuotojais, bet ir kebabinių savininkais. Na, o jūs tuoj pamatysite, kai veikia kebabų verslas. Tad nieko nelaukiame ir judėkime į pokalbio aikštelę. Jau esame kebabinės viduje ir dabar paklausinėsime jos savininkės ir darbuotojas apie kebabų verslą. Tai pradėkime nuo pirmųjų klausimų. Kaip jums iš viso gimė idėja atidaryti savo kebabinę? Dirbau kebabinį ir nusprendžiau, kad noriu patiems savęs dirbti. Ar sunku buvo pradėti? Kai finansų nebuvo, sunku, nes teko skolintis, kad įsigyti šitą kioską ir visą įrangą. Jūs minėjote, kad jums viskas kainavo apie 15 000 pradėti. Ir ar ši investicija, kuri yra tikrai nemaža, jums atsiperka, ar gal jau iš viso ir pilnai atsipirko? Pirmieji 2 metai nebus taip, kad atsipirka, todėl kad per 2 metus kažkur tai tu renki klientūrą. Kalbėjote apie receptūrą, kad žmonėms jūsų patinka, tai jūs čia pati gaminate, čia jūsų receptai? Taip. Supratau, tai čia tikriausiai jūsų viena tokia iš stipriųjų pusių taip išeina šitas kebabinės. Šiaip jo, todėl kad prieš kažką parduodant, aš visada pati ragaunu ir kai randu tą skonį, kuris, kad pati ateičiau dar kartą pavalgyti, tada aš jį paleidžiu. Kokia buvo didžiausia padaryta klaida, kurios pasirodė, kad galėtumėt išvengti, jeigu tokia iš viso buvo? Turbūt pasitikėjimas svetimim žmonėm, kuriem leidau čia dirbti ir didžiausia klaida. Kas šitame versle kainuoja brangiausiai, apie ką žmogus galvodamas pradėti tokį verslą nepamastytų? Turbūt mėsa. Kas savaitę išeina po 1200 tik tai už mėsą atiduot. Oho. Tuomet, ar lengva tokį verslą iš viso uždaryti? Arba parduoti? Manau, šiuo atveju dabartinė situacija, kai pakilo mokesčiai visi, viskas, aš manau, kad mažai kas dabar rizikuotų, todėl kad labai daug restoranų ir įstaigų labai užsidarė, bankrutavo. Tai, pavyzdžiui, šiai dienai aš manau, kad parduoti turbūt neįmanoma būtų. Netgi sakot neįmanoma, ne tai, kad sunku, bet beveik neįmanoma. Jo, beveik neįmanoma. Tuomet paskutinis klausimas. Kaip jūs darate marketingą ar reklamuojatės? Turiu savo Facebook'e Amber Quest grupę. Šiaip reklamuoja draugai. Turiu Google Maps'e save. Ta prasme, jeigu kažkas tai įveda per Google Maps'e Naująjį Vilniui kebabinę, tai išmuša visas kebabinės ir žmonės tiesiog ieško pagal atsiliepimus. Tai jūs, kitaip tariant, bandot padaryti viską kuo kokybiškiau ir tada, kad ta kokybė, kad būtent žmonės patys norėtų grįžti, skleisti tą žodį, pavyzdžiui, draugam rekomenduoti ir tiesiog, jeigu kokybiškai kebabai, jeigu viskas gerai, tai ir ateina tų klientų, nereikia kažko papildomą. Taip. Tai buvo tik pirma iš 4 kebabinių, su kurių savininkais ir darbuotojais mes planuojame kalbėtis. Ir čia galite pamatyti, kiek dar esame paruošę visokiausių klausimų. Ir mes gausime savo atsakymus. O dabar judėkime prie kitos kebabinės. Tiksliau, pizzerijos, kuri taip pat pardavinėja kebabus. Mes esame prie pizzerijos pavadinimu Jusmira. Ir nors tai yra pizzerija, jinai vis tiek pardavinėja kebabus ir todėl mes pakalbinsime vieną iš jos darbuotojų dėl kebabų. Kaip jos pagaminti, kiek tai kainuoja, ir panašiai visokių patirčių ir dalykų. Ane tau? Taip. Jūs įgirdėjote? Taip. Tai važiuojam. Ar manote, kad kebabų verslas yra konkurencingas? Galvoju jo, nes šiais laikais labai daug kebabinių yra. Ir tada, ar jūs kažką darote, kad
prasimuštume, ar jūsų kebabai yra kažkuo pranašesni? Aš net nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą. Ar, nežinau, ar turite kažkokį išskirtinumą gal, ar kažkokį receptą, kitokį padažą? Manau, pas mus lavašas skanus. Tuomet, kaip greitai galėtumėt padaryti 10 kebabų? Jeigu jau taip ilgai dirbate. Pagalvojus 15 minučių turbūt. Tai kai sako, pavyzdžiui, vienas kebabas per 15-10 minučių, čia dažniausiai sąsarga, aš taip įsivaizduoju, daro, tai jūsų įgūdis yra jau toks didelis, kad jūs galėtumėte padaryti 10 kebabų per tas pačias 15 minučių. Taip, teisingai. Sekantis klausimas būtų, ar jums kada nors yra tekę daryti kažkokį netradicišką kebabą? Tarkime, įdėti kažkokį kitokį padažą visai, ar visiškai be padažo padaryti, o gal pridėti kažkokių papildomų ingredientų, kurie dažniausiai nededami į kebabą. Pirmam pačiam darbė jo, man teko daryti kebabą iš 4 didelių lavašų, tai jis buvo maždaug iki čia. Ingredientų tai kažkaip tai nieko ypatingo neprašė. Tie patys jalapenai arba pomidorų padažas man buvo keista, o šiaip sakau, dariau kebabą iki čia. Gerai, kitas klausimas. Kadangi čia yra pizzerija iš esmės, kaip dažnai užsisakinėja kebabus? Skirtingai, iš tikrųjų, vieną dieną gali ten kokių 30 kebabų, kitą dieną gali 10. Bet ar būna taip, Priklauso nuo dienos turbūt. ar būna taip, kad žmonės ateina į pizzeriją ir, vat, pavyzdžiui, per visą dieną užsako daugiau kebabų negu pačių picų? Turbūt ne. Tai vis dėlto picos vis tiek, kad net jeigu ir 30 kebabų per dieną, tai reiškia, kad tą dieną vis tiek picų bus tikriausiai daugiau užsakyta, taip? Taip. Na ir galiausiai, ar jūs rekomenduotumėt, pavyzdžiui, va tokį darbą, kokį jūs dirbate su kebabais ir panašiai, dirbti kam nors kitam? Ar manote, kad čia yra daug pliusų, daug privalumų, tai yra fainas darbas, ar vis dėlto yra kažkokių ir trūkumų, neigiamų aspektų? Nu kodėlgi ne? Aš galvoju, galima pabandyti ir padirbti. Aišku, ne visą gyvenimą dirbti tokį darbą, bet gera patirtis. Gera patirtis. Nuostabu. Mes jau pakalbėjome su vienos kebabinės savininkė ir pizzerijos, bet kuri gamina kebabus, darbuotoja. Tačiau prieš įdėdami prie trečiosios kebabinės ir trečio pokalbio norime atsakyti į vieną labai svarbų klausimą. Ir kodėl mes iš viso darome tokį video? Pirma, mūsų tikslas kurti turinį apie verslą, žinias, tobulėjimą, finansus ir panašius dalykus. O kadangi kebabų pardavinėjimas irgi yra verslas, mes jums norėjome parodyti, kaip viskas atrodo iš tikrųjų. Na, o galbūt kažkas pasisem žinių šitą. Antroji priežastis, kodėl tai darome, yra dėl savęs. Mes patys netolimoje ateityje planuojame kurti verslą. Ir pagalvokite, kiek daug mes galime išmokti, suprasdami ir matydami, kai veikia kiti įvairūs verslai. Na, o kalbėdami su jų savininkais, galbūt netgi gausime šiokių tokių ryšių. Dar yra ir trečioji, bei tikėtina pati svarbiausia priežastis. Bet apie ją po trečios kebabinės. Ar sunku buvo pradėti? Jo, visada sunku pradėti. Nes yra labai daug ir popierizmų, ir popierį reikia surinkti, ir pinigų surinkti, ir rasti tą komandą. Tai čia surasti normalūs darbuotojus, kurie su savo noru darys kaip savo. Va čia pats sunkiausia. Tai ar buvo daug sunkiau, negu jūs tikėjotės? Ne, labiau dar nebuvo sunku, bet ta prasme sunku buvo, aš visada tą suprantu, kai aš buvo verslo prieš, pradžioj nebus toks pelnas, kaip tu nori. Čia tu gali planuoti, bet pradžioj tai tau reikia investuoti, nes niekas nelauksi algaus, sodras nelaukia, VMI nelaukia ir reikia turėti pinigų, kad viską tą sumokėti. Pavyzdžiui, jeigu 15 000 eurų reikėtų įrengti toks kioskas, tai dar 10 reikėtų pradžioj, ant 3-4 mėnesiai. Tai ar ta investicija jum dabar atsiperka, arba jau yra visiškai pilnai atsipirkusi? Ne, iki šiol neatsipirkus. Aš asmeninį daug mėsos dedu. Man visi sako, kad pas mane labai daug mėsos. Aišku, aš galiu sutaupyti, jeigu aš mažiau dėtų. Bet aš tą nenoriu daryti. Jeigu aš nenaudosiu tie pinigai, galbūt ir atsipirkusi, taip aš neskaičiavau. Taip pat pasakyti, kaip aš planavau prie tų apyvartų, kad aš turėsiu tam apie pelną 3000 eurų. Tokia nėra. Yra 1400-1500. Va tokia pelnas yra per mėnesį. Ar jūs nuomojate savo patalpas, ar esate išsipirkus? Nuomoju. Apytiksliai apie 1000 eurų čia išeina. Nuoma ir elektra. Per mėnesį? Taip, per mėnesį. Ir plus dar, kaip aš nuomoju iš fizinio asmo, nes jeigu iš juridinių, iš įmonė, tai tada nereikia papildomą mokėti mokestis. A kaip aš fizinio asmens, tai aš dar papildomą moku 88 eurų VMI. Dabar sudėtingesnis klausimas. Kaip vyksta ta
kebabinių verslo plėtra? Kaip pagal, jeigu verslą žiūrėti, tai visi sako, kad reikia turėti tinklą. Tai ta prasme, vat, pavyzdžiui, vieną taškas, tam 15 000 eurų per mėnesį, jo, tai tada tu iš tą tašką vieną sumokėjai už nuomą, už tą antras, už algos, VMI, sodros, o kitas, tai čia tau eina pelnas. Iš kur kilo jūsų tas pavadinimas Mag Grill kebabai? Paskambino vienam draugui, irgi mūsų rajone Pavilny gyvena, ir aš paskambino, jo vardas Algimantas. Nu tai va. Ir aš tada prasidėjau mąstyti. Ir jis sako, jo, atidaryk, aš būsiu tavo tam pagrindinis klientas, aišku, reikėtų. Ir va tada nuo to prasidėjo vardas. Maja M, A, Algimantas, G, Gedas vyras. Nu ir va taip va ir susirišo. Mag, Maja, Algis, Gedas ir Grill. Sekantis klausimas. Kas brangiausia kainuoja, ko žmonės paprastai nesitikė? Tai ar tai būtų elektra, prietaisai, nuoma ar panašiai? Nu, nuoma, elektra, mokesčiai. Mokesčiai, čia labai daug mokesčių mes mokam realiai. O darbuotojai gali nemokamai kebabų pavalgyti? Tai būtinai jam priklauso kiekvieną dieną po vieną patieklas, kurį jie nori. Ir dar būna, tokia dalykas, būna populiariausia tokia, vat, kaip pas mus kaimynai čeburėkai yra. Pavyzdžiui, jie gali apsikeisti. Su kitais darbuotojais? Jo, su kitais, nu, tą savo dozę atidavė jam, jis atidavė, nu, ta prasme, savo kebabas. Tai. Ir tokia yra, madam. Tai buvo trečioji kebabinė. Beje, kaip ir žadėjome, trečioji priežastis, dėl kurios darome šitą video, Yra ta, kad galėtume parodyti, kiek daug iš tikrųjų galime padaryti. Kiek daug jūs galėtumėt padaryti, jeigu tiesiog nebijotumėt kalbėti, klausti ir svarbiausia, daryti klaidas. mes vieni praleidome 24 valandas mokykloje. Ir tai buvo įmanoma vien dėl to, nes mes paklausėme direktorės. Tas pats galioja ir su šiuo bei tikėtina daugeliu ateinančių mūsų video. Mes galėjome jį padaryti tik todėl, kad nebijojome paskambinti kebabinėms ir paprašyti, kad jų savininkai ar darbuotojai duotų mums interviu. Ir taip, dalis kebabinių atsisakė, tačiau kita dalis sutiko, o atsisakymas ir yra blogiausias įmanomas variantas. Beje, jūs tą patį gautumėt, jeigu iš vis nebandytumėt. Taigi nebijokit. Bandykit. Ir judam prie savo kitos kebabinės. Pirmas klausimas būtų to, kaip jums iš viso gimė idėja atidaryti savo kebabinę? Aš atvažiavau čia gyventi prieš 12 metų ir visą laiką ten, kur gyvenu, ten ir dirbu. Nenoriu investuoti tiek daug laiko, kad važiuoti į miestą ir paskui grįžti atgal. Ir šiaip niekada nedirbau samdomo darbo. Visą laiką galvojau tokius mažus versliukus, ką čia daryti. Atvažiavau čia ir nėra kebabinės. Galvoju, nu vatinsiu ir pabandysiu. Kas būtent tiesiog jūs, kaip sakant, pastumėjau imtis būtent to? Aš senai svajojau turėti kažką tokio mažo, gal net restoraną, bet vis nesiryžau, vaikus auginau, nebuvo laiko, tiek daug savęs investuoti į tai. Ir mano draugė, kuri gyvena Varėnoje, jinai turėjo jau 7 metai kebabinę Varėnoje ir jai labai puikiai sekasi. Ir dabar sekasi, ir tuo metu labai puikiai sekėsi. Ir su ją pakalbėjus, jinai man patiko ir jinai pažadėjo, kad man padės. Ir jinai man padėjo atsidaryti tą kebabinę, padėjo atsidaryti, o jos draugė tuo metu Drusniukuose turėjo kebabinę ant ratų. Oho. Ir jinai nuo to buvo labai pavargusi, išsekusi, nes tai yra labai sunkus ir alinantis darbas. Yeah. Ir jinai norėjo jos atsikratyti tuo vagonėliu ant rato. Ko daryk, tik tai daryk, aš tau ten parduosiu labai pigiai tą kebabinę, tu tik daryk. Ir vat. Tai jinai man praktiškai labai pigiai pardavė tą kebabinę, o ta Varėnos draugė padėjo atsidaryti. Ar sunku buvo pradėti? Kaip ir minėjau, pradėti nebuvo sunku, nes draugių pagalba buvo tikrai labai linksma. Kiek tuomet viskas kainavo pradžioje? Ta vagonėlį pirkau labai pigiai, tikrai, net neatsimenu šiandien dienai, tai buvo gal 600 litų. Oho. Taip, tai buvo tik Labai- 600 litų, jo. bet jisai ten buvo labai varganas, sulūžęs, toks, nu ten mes biškai pasiremontavom jį, nes ten buvo jisai techniškai netvarkingas. Pavyzdžiui, dėl pačios žemės, ten, kur atsivarėt vagonėlį, ten nereikėjo kažkokių mokesčių ar kažko. Čia jau sudėtinga iš tikrųjų labai. Vėjau Verkių seniūniją ir ten man susakė sąlygas, kokios jos turi būti ir ten ir atsistojau. Ir čia yra kaip Verkių seniūnijos žemė, valdiška žemė ir moku Verkių seniūnijai už nuomą.
ar investicija, kurią įdėjote į šitą, patį verslą, atsiperka arba jau atsipirko, bet jau, kaip suprantu, 600 litų tai jau turėjo atsipirkti ir senokai tikriausiai. Bet ar greit tada atsipirko? Iš tikrųjų greit atsipirko, gal net per vasarą. Per vieną sezoną tiesiog? Per vieną sezoną, jo. Kas kainuoja brangiausiai, apie ką žmonės dažnai tiesiog nepagalvoja? Kaip ir minėjau, turbūt žmogus yra pats brangiausias, kuris dirba, kuris ateina, tai yra žmogus. Ten tie pečiai ar elektra, tai žinot, aišku, jinai kainuoja. Jūs sakėte, elektra labai brangiai. Bet tai yra dabar jinai susivienodino, bet tai vėl, tai tu žinai, kad jinai tiek kainuos, tai vėlgi. Ir brangiausia tai yra žmogus. Mūsų užpuolė lietus ir gan stiprus. Tai nes Lietuvoje dėl to ir lietus. Jo. Tai mes pasislėpiam po medžiu, bet Dėl kontento mes vis tiek užbaigsim šitą interviu net ir per tokį lietų, Mykolai. Show it. Net ir per tokį lietų mes vis tiek užbaigsim šį interviu. Tai gerai. Tai ar manat, kad būtų labai sunku tokį verslą parduoti, pavyzdžiui, arba kaip sunku būtų jį parduoti, jeigu tarkim greit reikia pinigų, ar turi naują idėją, ar jis yra likvidus, ar vis dėlto nebūtų žmonių, kurie jį pirktų? Tikrai būtų kas įpirktų, nes tai yra mano vagonėlis ant ratų, kurį tu gali nusistumti kur nori. Važinėti į šventes, nusistumti į vieną vietą, į kitą vietą. Ir visi pradedančiam žmogui, kuris pradeda daryti verslą, tai yra labai puikiai galimybė jį įsigyti ir nebūtinai kebabais. Gali ten sušius vynioti, gali kepti kažkokius tai kepsnius. Tai yra vagonėlis yra funkcionalus, visada aš jį parduočiau tikrai brangiau, pigiau, žiūrint, per kiek laiko aš jį norėčiau parduoti. Taip. Tai ką, tai buvo paskutinis mūsų interviu. Dar gavom kebabų. Nemokamai, guys. Jo, čia crazy. Tai yra super fainai. Balšių kebabinė. Jeigu gyveni Balšiuose. Ko tu žiūri šitą video, į kebabų valgyt? Jau būsi gerai pozicijai, sakyk, good, tada aš lipsiu. Arba aš gal net pradėsiu truputį anksčiau. Good! Ne, dar ne good. Kas čia buvo? Ir čia galite pamatyti, kiek mes esame dar paruošę visokiausių klausimų. Bum. Nemosi kokias rankas! Susidėjau, pareigys ne tavo. Ne. Nu gerai. Come on. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Ne parduotuvė, o atsisveikinimas.